Šitą, žiūrėk, Fanė, vaikiškų rūbelių turi? Ne, neturiu. Tai aš turiu. Taigi ir nešiok. Matai, mano Ramandukas užauga, dabar šitie rūbelkai tik spintą vietų užėma. Sakau, aš paimtumė. A prie ko čia aš? Nu, taigi tu vis tiegi stovi čia per dienų, tai va, parduosi ir man, ar kilogramais, ar štukam nesvarbu, va, bedlytų duosi ir viso. Nu, žiūrint, kokią tų rūbų kokybę, o tavo vaikas koks. Nu, tai eik, tu užauga už man didesnis. Eik, tu juokus mėgsti. Nu, mėgstu juokus, bet tai ponė, paimk, jei būk gera. Taigi čia rūbai Brežnevo laikų, kasgi juos pirks? Pane, tu man čia neįžeidinėk ir neaiškink. Jie patinka, parduosiu kitą iš uždininkai. Čia jūsų Netrukdyk man dirbti. Neaiškink, atsirado gudruona dar. Tu, ateis tu Vanda. Žė, Ramuta, tau šitas megztukas netiktų? Pažiūrėk, koks mažutės. Oi, Stefanija, va matote skylutę, reikia labai didžiai rinktis. Tai ir gerai, kad skylutė. Tai žinok, jeigu ir skylutė, tai pigiau ataduos, aš kartais specialiai padarau. Stefanija, man svarbiausia kokybė. Aš noriu, kad kūdikėlis gražiai atrodytų. Bet tu žiūrėk, kiek drabužių, tu įsivaizduoji, gali va, prisirinkti tiek, kiek tu nori. Mūsų laikais taip nebūdavo. Aš irgi, Stefanija, džiaugiuosi mūsų pasirinkimu. Dėkime viską į krūvelę. Jūs tai pagalvokite, mūsų laikais taigi nieko nebuvo, dabar vaikai aprengti vienas juokas. Taip, ir aš taip sakau. Taigi, Ramut, aš dabar va, suplėšo kelnes vaikas pupt išmeti, rytoj ateini va, už 2 litus naujų gali nusipirkti. O man būdavo Raimundukas, oj, suplėšo kelnes kitų dienų, taigi eini parduotuvę naujas pirkė, aš gerklų prareikdavo ant to. Dėkim, Stefanija, viską į vieną krūvelę ir paskui mes atsirinksim. Bet kaip aš tau, žinok, Ramu, dėkinga, kad tu mane iš namų ištempei, sėdžiu namie, bėgu su reikalais, tu supranti, nieką nebespėjai. O čiagi skaityk, Ramu, šventas reikalas. Stefanija, aš irgi šiandien taip džiaugsmingai jaučiuosi, kai pradedu galvoti apie kūdikėlį. Kokia šiandien laiminga diena. Va, ir šitų da paimsiu. Užkliūsiu. Nu, neimsiu. Lanta, dausia, kad mažylį, jeigu tik pamatysite, kad kepurytė šlapia, iš karto bėkite namo ir perinkite jį. Ir dar važinėkitės kuo toliau gatvių, kad būtų kuo mažiau triukšmo ir suprantate? Taip, pirma, kad netarkaistų ir kuo mažiau dulkių. Taip. Ir dar būtinai pasižiūrėkite sauskelnes. Jeigu pamatysite, kad jos šlapios, irgi skubėkite į namus ir persirenkite. Supratau, pakeisti sauskelnes. Ir dar, jeigu mažylis užmirs, tuomet nuvažiuokite į pavėsį ir ten ramiai pabūkite. Jūs tik nesijaudinkit, viskas bus gerai. Na, aš vis tiek truputėlį jaudinsiuos, bet manau, kad jūs puikiai sutarsit, ar ne? Na, aš jau lėkiu. Na, o dabar miegi. Ponel, man, kad su tavim čia problemų nebūtų. O sauskelnes, tai jau pasikeis pati mama. Man apie tavo tortus net bloga pagalvojus. Oi, Vitalika, neliūdėk, bet negerai kaimynam nesakyt tokių naujienų. Visko žinau, Vitalika. Žiūrėk, aš atsinešiu, taip sakant, zakuskės, vis tiek pasijungė šaldytuvį, tik tai šitas oškų maistas. A butelioką ieškak, tokią progą ieškak. Gerbiamasis, oškų mes nelaikom, o jūs nutraukėt man svarbią mintį. Ai, mintis. Tai tau, Vitalika, dabar mintį šitų reikia reksti jau. Liuli, pupa, kas tapo? Broniau, negi jūs nesuprantat, kad sutrukdėt man darbą. Mane terminai spaudžia, straipsnį reikia atiduoti, o jūs čia kaip
Suprantu, Vitalka, dirb dabar reikia. Oi, reiks pinigėlę. Ir lavytę, ir lelytę, ir pampersiuką, ir kašytę, reiks, Vitalka. Ne veltui, Stefanija, jūs taip bara. Jūs ir vėl nuo ryto šiltutėlis. Nu, ko tu kalbi, Vitalka? Ašgi nei laša, negeri, skaidrus, kaip tavo vaiką būsim ašarvą persižegnat galiu. Bet negražu, Vitalka, kaiminystėje gyvenam ir paskutinį sužinau tokias naujienas. Kokio vaiko? Kokia ašara, aš nieko nesuprantu. Nu gerai. Užteks čia muilų trint. Taigi tavo Romualda tai laukęs. Romualda, laukėsi. Kada? Nu, kur, kaip? Nuo ko? A tai tu nebuvai rankų prikeišys? Tai Vitalika, tada taip sakant, dirbk. Broniau, palaukit, sakėt, užkandos atsinešėt, tai mes... Taigi, va! Zdaraf, Jalka, kur čia veiki? Ai, nieko, va, prašalėje jau. A kada čia vaikas? Ai, šiaip. Klausyk, Jalka, man reikia tavo patarimą. Nu geras, toks pratingas ir patarimo reikia. Ai, nesijok, rimtai sakau. Sustaupiau pinigų ir dabar galvoju, kas geriau pirkt, ar rolikai, ar pačiūžas, ką? Žinai, ką pirks lydės? Ai, nors tu ir tai pričiuožęs. Ai, nu nesijok, aš rimtai sakau. Žinai, ką aš tai rimtai pirkčiau videką arba DVD. A, kas tas DVD? Duok valią durniui, negi nežinojai. Tik žinojau, aš tik tai tavį norėjau patikrinti, ar tu žinai. Inspektoriusgi atsirado. Geriau eik nusipirk pratybas ar penalą. Aš jau žinau, ko pirksiu. Pirksiu playerį ir duosiu tau pasiklausyti, jeigu padėsi įsirinkti. O tai ką, štai paratuvėj playerių yra? Nu, tai jeigu nebus playerio, taip kaip nusipirksiu. Man labai rūpi išlaist. Visų vasarų taupiau, supranti. Einam padėsiu įsirinkti. Davai. Tu matai, vienas vaikas paliktas, mažutis berniukas, kad verkia, neverkia, va, da išgriūsi. Ale nieko, tu išgriūsi, diržas dabar, matai, koks padarytas, pririštas gerai esi. Diržas geresnis negu mano maskvičiaka, kad buvo. Perkūnai šitas babas paliek vaikus, aha. Tai sakot, Broniau, jūs pats viską matėt. Taigi, Vitalka, nieko aš tau meluosiu. Aš einu, klausau. Gerai. Pasakojat jau 10 kartų, tik neįtrinkit man širdies dar labiau. Tu, Vitalka, nesnervuok. Nesnervuok. Kaip liaudis saka, ne tas tėvas, katras padarė, tas tėvas, katras užaugina. Nu. Bepigu jums, Broniau, šnekėti, kai reikalas jūsų neliečia. O man jis širdį skauda. Išgerk, nesnervuok. Aš tau pasakysiu, pas mum kaime irgi buvo. Viena jaunutė, apsiženė, žinai kaip jauni. Va, beveik to pati situacija. Nerūpi man jūsų kaimo istorijos. Man širdį skauda. Man gyvenimas griūna. Bet aš, Vitalka, žiūrėk, vis tiek niekaip nesuprantu. Jūs gyvenat vienos namuos su Romualdu ir ką, tarp jūsų, taip sakant, jokia čiki-piki? Jūs, Broniau, vis tiek nesuprasit. Mes su Romualda gyvenam aktyvų dvasinį gyvenimą. Suprantat?
Nu tai, suprantu, bet tada taip gaunas, Vitalika, kad Jolanta irgi ne tavo duktė. Nereikia. Jūs visai norit Romualdą, taip sakant, apjuodinti, apšmeižti iki galo. Iš viso. Gal jūs blogai išgirdot? Gal kaip tik Stefanija laukėsi, o ne Romualdą. Ramiau tik tai Stefanija. Pas man su Stefaniju viskas tvarkoj. Aš žinau, kadu čigi, kadu briki. Vo. Ir čia nekišk. Tavęs taip nieks nepasiima, ha? Nu, tos babas, nu, paperkaunais numėta va vaikus, va, nu, prie lūdžių. Koks gražus berniukas, matai, mažutės, aha, koks tavo vardas, ką? A ką tu verki? Ką nekalbi, ką? A gal tu nelietuvis, ei? Nesupranti gal? Как живешь? Suprantu. Speak English, aha. Kelintoj klasiai mokais, ką? Neini tą sakai mokyklą, aha. Va. Kraitelis paliktas, aha. Raštelė jokia nėra. Nėra, ja. Valgyt irgi nepalikta, nu, po perkaunais, nu. Alkanas garantuotai. Va. Žuvį esu nupirkęs, imk, kasgi žuvytės, imk, nebijok, va, valgyk, ja. Ai, ne, gal ne kas žuvės gert, paskui norėsiu. Palauk, duosiu Danytės, duodu, imk, va, Danytės, valgyk. Valgyk, neverk, nu. Nu, imk ir žuvį ir Danytės tada būtų. Nu, ko dabar daryt po perkūnais, nu, tai taip nieks ir netaina, nu. Reik vežtis tavi su savim tada, nu. Tai prie ūkio tada man nelabai tiksi. Nu, važiuojam gerai. Nu, perkūna šitas babas, negaliu klausyti ir girdėti šitą. Gerai, Raima, dabar gali būt laisvas, aš dar turiu šiokių tokių reikalų. Šakės! Kur šakės? Ne tau suprast. Ką aš suprasiu, aš apie žemės ūkį viską puikiai suprantu. Man labiausiai duoda ir su traktoriu pavažiuoti. Koks dar traktorius? Dabar tai man kapiec. Dabar tai manęs dangoraižių likimas laukia. Kokį ūkį žodžių prisirinkus? Inteligentė. Vaikas dingo. Kieno vaikas? Mano. Tai tu vaikų turi? Ei, kas tėvas? Gal Vitalijus? Eik tu, Raima, Vitalijus tai mano tėvas. Na, tas vaikas, jis ne mano. Žinau, tu vaikų pagrabį dabar reikalausi išpirkas. Aš tą vaiką prižiūrėjau. Per tave čia viskas. Tai per mane, negi čia, bet atsiras tas vaikas, kad tu pergyveni. Kur mes jį dabar surasim? Mane dabar kalėjimą pasodins. Nieks tevis dėl kažkokią piplę nesadins. Atras man kitų vaikų ir padės, man visagi mažučiai vienodi. Iš kurgi aš tau kitą vaiką gausiu? Jeigu labai gražiai paprašysi, aš galiu tau padėti atrasti. Glūšai tu, einam greičiau ieškot. Einam tom pusę. Kokia aš laiminga, Stefanija, kad jūs man padedate. Dar reikėtų užsukti vaistinę, nupirkti butelių karčiautuko. Teisybė, gyvas, neužmiršau, taigi savo skelniugi dar reikia. Roma, bet tu paklausyk, koks įsigelbėjimas šiais laikais, bobai. Pampersai tie, tai ne tas žodis, o mūsų laikais. Ei! Teisybė, Stefanija, kaip aš sunkiai auginau Jolantėlę, baisu prisiminti. Taigi viskas už talonus buvo. Marlė ir ta didžiausias deficitas. Man tai, žinok, problemų nebuvo. Man ramu, tai, žinok, buvo vienas džiaugsmas dėl to, kad aš blatų turėjau bazį. Prisės, kaip kojas pavarga šiandien. Nu, bet nesakykite, Stefanija. Sės! Nesakykite. Joks blatas nepadės moteriai, kada reikia gimdyti, naktim nemiegoti. Jūs tik pagalvokite, kokia sunki moters dalia. Vyrai taigi niekada to nesupras.
Tai kurgi jie tau supras? Aš žinau, Rom, kartais taip pamysliu, kaip aš norėčiau pamatyti vyrų tas, kur vaikų pagimdė. Aš tai kartais galvoju, va, Bronius, kaip jo veidas atrodytų, nu va, 2 dienas iki gimdymo, tu įsivaizduoji? Va, kaip veidas atrodo po pagirių, tai aš tai jau šito žinau. Oi, Stefanija, tie kūdikiai mūsų vyrams reikalingi tik tai iki tol, kada sužino, kas tarp jų kojų. O paskui tai visa našta, va, moterį ant pečių. Roma, žiūrėk. Kur? Ati nebeusi su vaikišku vežimėliu praėję. Aha, man irgi pasirodė, kad panašus. O bet tai iš kur tas vaikas? Kaip tai iš kur, va? O senis, tu įsivaizduok, kokiai mergai padarė, jautė, ana mūsų nuslėpė. Stefanija, nepradėkite iš karto tokias žiaurės išvadas daryti. O gal jis tokia auklė dirba? Nu, tu duodi. Beausis tau bus auklė, ne? Ana su savo gyvuliais nesustvarka, čionai vaikas, jautė? O mano Jolantytė dirba auklė. Eik tu. Kol praktika atlieka, laisvų metu prižiūri vaikelį. Visgi papildomas litas į kišenę. Roma, o tu negali man paieškot, prirodyti kokią nors vaiką? Oi, Stefanija, nu kam? Dar jums dar vienas rūpestis. Vaikė, ne man, tu supranti, Bronius, taigi be darba namie sėdi, vis tiek lyčinas lytas būtų, O, nu tai reikėtų pagalvot. Tu pagalvok, truk tas senis, einam pažiūrėti. Vyrai, šitą vaiką, ką? Sės, išgerk. Tu valstybinę futą tą brūdą negeriu. Kitokias neturiu. Sakau, Broniu, vaikas. Žinam, taigi šitą žinia var pribaigė mūsų kaimynų. Pasižiūrėk. Broniu, už kur jūs žinat, kad aš tų vaiko tik dabar atvežiau? Nu. Vitalika, matai, neliūdėk, sakau, tai didelis jau tas vaikas. Pats važinėja, jau tai tau ir naktį neprižadins nieko čia bloga, Broniau, kaip nieko bloga. Tai kur man dabar tų vaikų dėt, nu? Palauk, aš nieko nebesuprantu. Tau dėt? Nu. Tai, dabar supratau, nu, Viktoriau, tu maladėt, gerai sakat, tyli kiaula gilų šaknį grįžta. Tai tu čia būsi savo nagus prikišys, Broniau, kokios nagus, kur prikišys, ko tu man nervini vaikų, vežiau, užmyga bevažant, dabar nežinau kur dėt, palikau prie laiptinės. Nu. Vitalika, kelkis, taigi va, atsirado tikras tavo vaiką tėvas, va. Tėvas, mano tėvas, jau 7 metai, kaip amžinatilsį. Vitalika, nesupranti, Viktorius yra tavo vaiką tėvas, giminės jūs. Prisisprogat nuo pat ryto, tai neišgeris nieko čia nebesuprasi. Perkūnais duotas. Fui. Jau tas vaikas dinga! Paklausykite, žmonės išgirsti, policiją pakvies! Policija, jau tas vaikas dinga! Policija mūsų vaikus užpuolė! Ko čia rėkit, niekas nieko neužpuolė! Tai kodėl jūs taip greitai bėgat šaukdami? Taigi mes jų vieną. Kad išgąsdinai, gal to kokia nelaimė atsitiko. Taigi aišku nelaimė, jau kas vaikų pavagė. Raimunduk, neturi Jolantytė jokių vaikų. Tikrai, mama, kiek aš to glūšai kartosiu, kad tas vaikas ne mano. Aš tik jį prižiūriu. Va, žiūrėk, mergytė dirba auklė, uždirba pinigų, tėvam ant sprando nesėdi, ne tai, kaip ne kai kurie. Tai taip išeina, jau kas darbų pavagė. Tai Jolantytė, tu nebeprižiūri mažiuką, jie kitą auklytę susirado. Nu, da to betrūka, pasisamdė auklė dirbti šitų pienburnį. Nu, tai tokiai tik tai su bernai žvygaut ir va, žmonės gąsdinti. Jeigu man reikėtų, žinok, samdyti auklį, tai va, aš imčiau rimtų žmogų, kuriuo galėčiau pasitikėti. Va, matai, kaip Beausis vežė vaikų. Akuratnai, ramiai, gražiai. Beausis buvo su vaiku, o vežimėlis toksai žalias, o vaikas su geltona striukytė. Regis toks. Tai Jolantytė, tai tu svetimą vaiką pametei. Viešpatie, man susto širdis siaubas, kokia nelaimė. Bėgam, Raima! Bėgam! Viešpatie, tai kurgi jūs varot?
kurgi jie varo, Stefanija, kurie dabar tą biausį mieste ras? Nu kas, biausis, žinot, mūsų mieste žino tik tai viduris. Alūdės ir mūsų, tu neberežavai, susiram. Viešpatie, Stefanija, kokia nelaimė. Jei atsirūks. Taip ir žinojau, kad tai bus. Aš ją po teismus užtasysiu. Vargšui vaikeliui duonos prigrūsta, o pati. Gerai. Aš jai spaudos ir televizijos atstovus iškviesiu. Tu, Vitalijau, šitų likimo smūgį priim, kaip sakant, vyriškai, kaip aš uošmenį priėmiau. Tai tas tai taip, bet aš nesuprantu, kaip tas vaikas taip greit užaugo. Taigi, tugi patsgi šitų, žinaigi mokslinis terminas, kaip akceleracija, va. Tik jeigu išvykštas kiaušinė šiais laikais, pažiūrėk, va, iš mažų čia broileris kaip dramblys per 3 mėnesius užauga, tai ką tu nori su vaikais? Palaukta, kad jokia vaiką tai nebėra, ei! Ponas Viktorai, nereikia manęs nei guosti, nei raminti. Taip, tu jie neramink, sakyk, kur vaikas jie? Kur aš žinau, kur tas vaikas? Nu, pastačiau prie durų, išeinu nebėra, nu, tutiu vaikas. Tutiu? Koks tutiu? Tai vaikas tik išmintas dalykas, ne tu bevaikis, Viktorai. Aš Ramundukų, tai žinai? Iš tikrųjų, kur vaikas? Tu iš kur man žinot, paperkūnais, nepanervuokit manęs. Atsivedžiau šito keliukų, pasipalikau prie durų užmygusių. Išeinu nebėra, nu ką ištirpa, gal išgaravo, nu nežinau. Ne. Ponas Viktorai, garuoja tai skysčiai, o kieti kūnai taip. Nustokit nesąmonės kalbėti, tu turi mobilkų. Čia nieka nebus vyrai, čia reikia skambinti policijai. Aliu, ko tu man... Aiškini policija, va, ateina. Visas žandarų garnizonas atžekiuoja policijai. Čia jie! Kas jie? Motina! Kiena? Vaiko! Tai jie vaiką pasiėmė. Ačiū Dievui. Viena bėda pro šalį. Viena bėda pro šalį, a kitokia man. Vitalika, sakyk. Gerbė Romualda, gal galit man paaiškinti, kas to kūdikio tėvas? Taip. Viešpatie, Vitalijau, iš kur man žinoti, kas to kūdikio tėvas? Mesgi su švakim prie lovas nestovėjom, negalim žinot, kas tai padarė. Tu, Stefan, nesijuok ir neskyšk, čia jų reikalas. A vaikam išvis per anksti, marš nebūtų nama. Apie tokius dalykus da girdėti. Vitalijau, tegu paniutė Romualda dabar paaiškina, kas tarp jų buvo, va, su ponu Viktorium. Ko? Taip, Dabraniau, kalbi nesąmonės, kasgi buvo tarp mani su šitu paniutį, taigi kaip geriau norėjau supraskit žmonę. Ačiū, už tą gerą mes patys kaip nors. Gerbiamoji Romualda, jūs laukitės, aš laukiu. Tai yra atvirkščiai, aš laukiu, jūs laukitės. Ir iš viso, ką jūs maišeliuose turit. Viešpatie, čiagi juk kūdikių drabužėliai. Nesakiau, Vitalika, nesakiau? Bet aš nesuprantu, kas čia blogo. Mūsų moterų klubas organizuoja labdarą kūdikių namams, tai mes va su Stefanija. Tai čia labdara, čia ne jūs, Romualda. Kas čia vyksta? Jūs apie mane tokius dalykus pagalvojate? Viešpatie, Vitalijau, prieikite arčiau. Papūskite. Vitalijau, jūs gėrėte? Tai, mes... Broniau!
Man atrodo, kad šitava muzikantą pirštai bus šitų jovalų sumaišę. Greitai daini paputė? Taip, taigi mes čia, norėjom kaip geriau, sakau, žmogui nelaimę. Tuoj tavo šeimai bus nelaimė. Tai gerai, kad aš bobos neturiu. Viktoriukas, ateini čia paputė greitai tu? Kaltas teput man televinę. Gėrė. Jūs, taigi šūtinat namo, tenai paskalbėsime. Kur tavo perkelys?